Balandžio 24 dieną Visagino, Ignalinos ir Zarasų savivaldybių merai ir administracijų direktoriai susirinko į Visagino savivaldybę aptarti regiono vizą bendro dokumento detalių. Главный документ, который должен появиться. Pagrindinis dokumentas, kuris turėtų pasirodyti artimiausiu metu, yra strateginiai sprendimai susiję su mūsų funkcinės zonos finansavimu. Priminsiu, kad viza zona yra Visaginas, Zarasai ir Ignalina. Ir mes turime patvirtinti šią strategiją tarybų susirinkimuose. Ta pati strategija, bet ji priimama visose trijose savivaldybėse. Laikas bėga, jau beveik visi sprendimai paruošti. Todėl mano iniciatyva mūsų kaimynai, merai, administracijos direktoriai atvyko sudėti paskutinius šios strategijos akcentus. Priminsime, kad Viza regiono savivaldybės nuo pat pradžių pasiskirstė tarpusavėje bendros veiklos sritis. Ignalinai tai turizmo projektai, Zarasų socialiniai, o Visaginui ekonominės plėtros projektai ir visos transporto jungtis tarp savivaldybių. Если мы говорим о том, что Ignalina занимается... Jeigu kalbame apie tai, kad Ignalina dalyvauja turizmo projektuose, tai ji bus įtraukta į visų trijų savivaldybių turizmo projektus. Na, atitinkamai, mes esame ekonominėje sferoje, Zarasai socialinėje sferoje. Projektų mums tikrai daug, įskaitant ir vadinamąją pirtį, kuri jau kitaip vadinama, ir takus, ir autizmo centrą, ir taip toliau. Manau, kai pati strategija bus pristatyta svarstymui taryboje, bus galima ją konkrečiai pamatyti ir aptarti. Paprašėme mero plačiau papasakoti, ką planuojame nuveikti buvusios Pirties taikos 23 pastate. Сейчас в стратегии это здание упоминается. Šis pastatas šiuo metu minimas strategijoje. Šis pastatas dabar, žinoma, vadinsis ne pirtimi, o bendradarbystės centru. Ir tai leis mums visiškai atnaujinti šį pastatą ir sukurti galimybę investuoti į šį pastatą tokiai veiklai kaip verslo ofisai, bet ir kartu su poilsio zonomis, pirtimis, baseinais ir taip toliau. Pasak Erlando Galaguzo, Viza regiono sukūrimas atveria papildomų finansinių galimybių. Visagino savivaldybė planuoja papildomai gauti maždaug 5 milijonus eurų, be tų lėšų, kurios bus skirtos iš Utenos apskrities. Susitikime su vietos valdžios vadovais be Viza regiono strategijos buvo aptarti ir kiti klausimai bei pasiūlymai. Сегодняшний день, конечно, главным вопросом это было окончание. Šiandien, žinoma, pagrindinis klausimas buvo strategijos užbaigimas. Tada iškėliau klausimą, kad administracijos pradėtų kalbėti apie pavėžėjimą. Mano nuomonė, teisingiausia būtų suteikti gyventojams nemokamą susisiekimą tarp savivaldybių, tai yra tarp miestų. Dabar matau, kaip tai pasiteisina mūsų savivaldybėje. Sekdami mūsų pavyzdžių, kai kuriuos maršrutus pradeda vykdyti ir Ignalina, ir Zarasai. Dabar siūlau, pasinaudojant savo patirtimi ir tuo, kad baigėsi mūsų stoties statybos, kurti maršrutus mūsų ir kaimininių savivaldybių gyventojams, kad susisiekimas būtų kuo patogesnis. Tai dar vienas projektas, kuris, tarkime, galėtų pagerinti atvykimą pas mus, atvykimą mūsų kaimynams ir dėl darbo, ir dėl neformalaus ugdymo, ir dėl sporto. Žinoma, diskutavome ir apie medicinos sferą. Dabar turime Rokiškio visuomenės sveikatos biurą. Mano pasiūlymas buvo pagalvoti apie tai, kad galbūt vertėtų sukurti vieną biurą visoms 3 savivaldybėms. Kaip minimum, ir su specialistais bus lengviau, o ir finansiškai bus lengviau. Bet tai kol kas tik idėjų lygmenyje. Norėčiau grįžti prie transporto. Jeigu tarp savivaldybių transportas bus nemokamas, tai kas kompensuos išlaidas transporto įmonėms? Ну, наверное, все понимают, что бесплатного ничего не бывает. Na, turbūt visi supranta, kad nieko nemokamo nebūna. Jei nemokamai žmonėms, kurie keliauja mūsų viešuoju transportu, tai vis tiek kainuoja mūsų biudžetui. Čia tas pats. Jei vykdome maršrutus tarp savivaldybių, tai kažkas turi kompensuoti šias išlaidas. Dabar šiuos reisus pas save pradėjo kompensuoti ir mūsų kaimynai. Atitinkamai, jei susitarsime, atsiras kažkokių bendrų maršrutų. Kompensuosime jau bendrai. Ar tai bus reisai konkrečių maršrutų Visaginas Ignalina, Visaginas Zarasai ir ne toliau? Может быть и не только, может быть это будет и... Na, galbūt ne tik. Gal tai bus Rimšė Visaginas Zarasai, Turmantas Visaginas, Dūkštas Visaginas ir panašiai. O gal tai bus maršrutai, pavyzdžiui, Ignalina, Rimšė Visaginas ir atgal į Ignaliną. Taigi toks mano prašymas buvo dabar
į kaimynų merus, kad jie duotų specialistus, kurie galėtų detaliai išstudijuoti visus maršrutus, kad būtų galima priimti sprendimus. Visą savaitę nuo balandžio 22 iki 26 dienos Lopšelėje darželėje Auksinės gaidelis jau 12 kartą vyko teatro festivalis, kuriame dalyvavo šio darželio ir kitų ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai. Это было удивительное и увлекательное действие, в котором принимали... Tai buvo nuostabus ir žavus renginys, kuriame dalyvavo visos darželio grupės, nuo mažųjų iki didžiųjų. Pas mus į svečius atvyko mokytojai su vaikais iš 3 darželių – Auksinis raktelis, Gintarėlis, Kliuverstukas. Festivalis vyko 2 kalbomis vienu metu, nes jame dalyvavo rusakalbiai ir lietuviai vaikai. Sveiki, vaikai! Всем привет! Вы наконец-то опять в театре! Mes vėl atėjome į teatrą! Это же так! Вы целых 5 дней путешествовали по разным сказкам. Buvote ir žiūrovai, ir aktoriai. Стараемся активно интегрировать. Stengiamės kasdien aktyviai integruoti lietuvių kalbą, kiekvieną dieną. O vyresniųjų parengiamųjų grupių mokytojus savo pasirodymus pasistengia parodyti lietuvių kalba. Ir štai, kaip matėme, šiandien svečiai lietuvių kalba. Хочу сказать, что главным... Norėčiau pasakyti, kad pagrindinis mūsų darbo su vaikais metodas yra žaidimas. O kaip tik teatrinė veikla ir yra žaidimo rodiklis. Mokytojai parodė, kad gali ne tik žaisti su vaikais, žaisti vaikams, bet ir išmokyti vaikus žaisti. O tai nėra lengva. Kiekvienas vaikas buvo apgaubtas dėmesiu. Kiekvienam vaikui buvo suteikta galimybė dalyvauti, būti artistu, gauti vaidmenį. Tai labai svarbu. Ar spektakliai buvo ruošiami grupėse? Да, спектакли готовились в группах. Taip, pasirodymai buvo ruošiami grupėse. Ir jei galiu, norėčiau padėkoti kiekvienam atskirai. Noriu padėkoti tėveliams, nes vienas iš prioritetų šiemet buvo tėvelių dalyvavimas teatro festivalyje. Jie pasirodė kaip tikri mūsų partneriai. Jie dalyvavo pastatymuose, buvo aktoriai, dekoratoriai, kostiumų dizaineriai. Noriu padėkoti kolegoms, kurios su savo pasakomis atvyko į svečius iš kitų darželių. Jie parodė nuostabius pastatymus ir tuo pačiu metu jų vaikai buvo mūsų pasakų žiūrovais. Noriu padėkoti kiekvienam mokytojui, nes tai didelis darbas. Mokytojai buvo scenaristai ir režisieriai, dekoratoriai ir kostiumų dizaineriai. Didelis ačiū visiems. Žinoma, visų darželio auklėtojos verta susižavėjimo, juk neužtenka būti tik pedagogu. Reikia turėti ir didelių kūrybinių gebėjimų, kad jų auklėtiniai galėtų tapti mažaisiais artistais.